Esu Arnas Šilpauskas, esu televizijos ir radio laidų vedėjas, renginių vedėjas ir pas Vladą jau kirpuosi ir savo barzdos grožį patikiu jau beveik 10 metų. Tu ateini čia ne tik gauti kokybišką gerą paslaugą, bet ir pabendrauti, pailsėti, atsipūsti, jaustis komfortiškai, jaustis gerai, gražioje, stilingoje aplinkoje. Tai aš manau, kad čia viskas pataikyta į 10-tuką ir viskas yra daroma galvojant apie klientą. Man čia labai patinka. Jeigu aš noriu tylėti ir apie nieką negalvoti ir nekvaršinti savo galvos, aš čia randu ramybę. Jeigu aš noriu išsiplepėti, išsikalbėti, išsipasakoti, aš čia randu su kuo išsipasakoti. Čia ateini ne tik apsikirpti, bet čia ateini tu tiesiog gerai praleisti laiką. Vienintelis dalykas, kuris buvo labiausiai taip turbūt įstrigęs atsiminimas, kad pirmą kartą, kaip apsilankiau pas Vladą ir jis mane pradėjo masažuoti, man buvo labai nejauku ir galvojau, o Dieve, ką aš čia dar tokia, aš kirptis atėjau. Bet iš tiesų tas visas tiek veido, galvos masažas, tiek pečių įsitempusi masažas. Galva ten plauna ne šiaip ten, žinai, kaip patrina, bet ten normaliai, ten išmasažuoja plaukus. Komfortas tiesiog vienintelis žodis. Palengvina gyvenimą turbūt pirmom kokiom 5 dienom. O paskui tu negali save žiūrėti veidrodį, nes tu prisimeni, kaip tu atrodai išėjęs iš salono. Kur tu tvarkaisi barzdą? Kaip gerai atrodai, kur kerpiesi. Tai aš tokių dalykų labai daug sulaukiu. Ir visiems drąsiai sakau, Gentleman Senpai, rašykit Vladui. Tai aš iš tiesų esu dėkingas atradęs šitą vietą ir nesvarbu Vladas kur bedirbtų. Aš paskui jį keliauju visur. Ir šiandieną labai džiaugiuosi, kad jie yra įsikūrę tokioje gražioje, stilingoje, patogioje vietoje. Ir aš esu labai dėkingas, kad tokį įnoringą klientą Vladas kenčia. Tai norėtųsi pirmiausia padėkoti už kokybę, pagarbą, stilių, profesionalumą ir už tai, kad visą laiką čia gera sugrįžti. Žinot, vieni eina ten kažkur atsipalaiduoti kiną, pasižiūrėti, pasivaikščioti, pasportuoti, man užtenka čia apsilankyti.